Na kągi, finišavome, šiaip ne taip. Nuo pradžių lenktynių turėjome keletą bėdų su karščiu, jos ganėtinai buvo sunkios, beveik visi vairuotojai dehidratavo ir išlipę iš mašinos net negalėjo pravažiuoti pilną stintą, kuris truko 1:10 minučių, tai ganėtinai buvo sunku dėl to, kad nebuvo visiškai mašinai oro. Tada mechanikai sprendė šitą problemą su padidino aušinimą. Netikėtai sugedo gazo padėties daviklis. Jisai neleido mums tęsti lenktynių, mes sustojame, remontavomės ir vėl liktai sutvarkėm, vėl išvažiavome ir vėl jisai sugedo. Kaip sakant, šiaip iš tikrųjų labai nesisekė, bet kitą kartą grįšime dar stipresni, manau. Daug informacijos sužinojom apie sąnaudas, pavyzdžiui, šias varžybas sunaudojame 444 litrus lygiai, tai ganėtinai įdomus skaičius. Šiaip, manau, kad kitais metais bus žymiai geriau ir labai noriu pasidžiaugti visą komandą, visais vairuotojais ir visais fanais, kurie mus palaikė ir ačiū jums labai. Kaip vertiname šitą dieną? Diena tikrai prasidėjo labai smagiai. Kaip prieš tai buvusios dienos, važiavome labai neblogai, gerų tempų, vairuotojai elgėsi su automobiliu atsargiai, atsakingai ir susidūrėme su elektriniu gedimu, kurį bandėme spręsti vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Atlikus didesnius pakeitimus, problema buvo išspręsta ir nuvažiavome toliau. Kaip visą dieną vertinu tikrai neblogai, nuotaikos pas visus vėlgi kaip ir anksčiau buvo pakylios. Manau, kad lauksime kitų startų ir tikrai pasirodysime dar geriau.